Gyvenime mes dažnai statome viską aplink save. Aplink savo darbus, planus, jausmus, net ir tarnystę. Tačiau kai žmogaus gyvenimo centras tampa jis pats, viskas anksčiau ir vėliau ima byrėti. Nes žmogaus širdis sukurta ne tam, kad būtų visatos centras, o kad būtų nukreipta į Kristų. Jis yra prieš viską ir visa jame laikosi. Paulius sako, kad viskas, tiek matoma, tiek nematoma, savo prasme ir tvarka randama tik tai Jėzuje. Tai reiškia, kad ne išorės aplinkybės suteikia gyvenimui stabilumo, bet jo buvimas viduje. Kai Jėzus tampa mūsų gyvenimo dėmesio, troškimo ir sprendimo centru, chaosas ima nykti. Biblijoje rašoma, ieškokite pirmiausia Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus jums pridėta. Kai Jėzus yra pirmoje vietoje, viskas kitur randa savo vietą. Santykiai tampa švelnesni, nes širdis kupina meilės. Darbas įgauna prasmę, nes tarnauja ne žmonėms, o viešpačiui. Net skausmas ir laukimas tampa nebeprasmiški, o pripildyti vilties. Mes dažnai prašome Dievo sutvarkyti aplinkybės, bet Jis nori pirmiausia sutvarkyti centrą, mūsų širdį. Kai jo vardas tampa mūsų dienos ašimi, gyvenimo kryptis nusistovi, nes iš jo, per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Kai Jėzus yra centras, tada viskas, kas anksčiau atrodė suskilę, ima jungtis į vieną paveikslą. Nes tik jame gyvenimas įgauna prasmę, ramybę ir kryptį. Mintis apmąstymai. Neleisk, kad tavo gyvenimo centras būtų tavo problemos, planai ar net tarnystė. Tegul tavo gyvenimo centras būna Jėzus ir viskas stoja į vietą.